ir šiandien mūsų tema apie miegą, stresą ir nervų sistemą. Kodėl mes miegam, bet nepailsim ir kaip savo padėti. Ir pasirodo, kūnas gali būti pavargęs ne nuo miego trūkumo, o dėl to, kad mes įtampoj, nuolatiniai įtampoj. Ir šiandien mano puikioji, nuostabioji viešnia Jolanta Pileckienė, kuri jau apie 20 metų padeda žmonėm jaustis geriau visokeriopai. Ir ji domisi labai visa mūsų fiziologija ir kaip kūnas veikia ir kas yra sveikas kūnas. Ir dėl to sutiko su manim pasidalinti savo patirtim ir žiniom. Tai labas, Jolanta. Labas, Ingrida, sveiki visi, ką žiūrite, ką žiūrėsite. Ar dar norėtum daugiau kažką pridurti prie prisistatymo, ar pradėsim? Galim pradėti, ta prasme, aš manau, kad aktualu yra tai, kad žmonės rastų savo sprendimą. Taip. Tai kas iš tikrųjų vyksta, kaip mes jaučiamės nuolat pavargusios? Iš tavo patirties, kas žmonėm būna dažniausiai? Tas nuolatinis nuovargis, nuolatinis stresas, neišsimiegojimas. Kas ten tas su mūsų kūnu trumpai, jeigu... Gal trumpai net neina. Vat aš galvoju, kaip trumpai čia į 3 sakinius dėti, tai iš tikrųjų... Gal ilgai. Čia įvairūs dalykai vyksta ir, žinai, aš pirmą tai pasakysiu, kad mes gyvenam šiuolaikiniam pasaulyje, kuris yra beprotiškas ir tikriausiai, ne paslaptis, kad jis yra beprotiškas, taip, kiekvieną dieną kažkokios žinios, kažkokia informacija ateina ir be abejo tai priverčia žmogų jaustis nesaugiu, išgyventi galbūt kažkokį tai nerimą, baimę, įtampą, taip, ir be abejo tos įtampos ir nerimo pasekoje mūsų organizme vyksta ne viskas sklandžiai, kaip turėtų vykti. Ir aš papasakosiu tokį ne per seniausią įvykį, kadangi jisai buvo kaip tik tai šį mėnesį, kovo mėnesį, vasario pabaigoje jūs visi žinote, kas čia vyko pasaulyje, taip, visa žiniasklaida skambėjo, visa socialinė medija skambėjo ir mes kaip tik turėjom išvykti į Balį kovo 5 dieną ir mes neišvykome į Balį ir keletą dienų dar, kaip sakau, sėdėjom ant tokių adatų, įtampos, čia bus skrydžiai, nebus skrydžiai, o jeigu bus skrydžiai, ar tikrai saugu skristi per Persijos įlanką, taip, nes skrydis buvo per Abu Dabį į Balį, tai ir toks, žinai, pergyvenimas. Tai gerai, jeigu pergyvenimas ir nerimas vyksta tik tai keletą dienų, bet jeigu tas pergyvenimas ir nerimas vyksta nuolatos, tai yra nuolatos organizmas yra ta įtampoje, tai tada tiesiog pareina visos sistemos. Tai kas įvyko su mano organizmu, aš pati vartoju papildomą maitinimą jau, galima sakyti, grubiai 18-19 metų panašiai. Ir aš suprantu, ko kūnui reikia tam, kad jisai turėtų stabilią nervinę sistemą, gerą virškinimo sistemą, gerą poilsį ir miegą, atsistatymą ir panašiai. Ir aš dariau tai, kas įprasta mano kūnui, kas įprasta mano kasdienybei. Ir duodu jam, žinau, ką reikia duoti ryte, ką reikia duoti vakare, ką daryti, kaip medituoti, kaip nusiraminti, kaip kvėpuoti ir panašiai. Bet įsivaizduok, tos 2 dienos įtampos. Ir mes, kadangi mūsų vaikai turėjo likti su mūsų draugais, kurie atskrido į Maljorką, ir mes atvažiuojam iki parduotuvės ir man reikia išlipti iš mašinos ir aš negaliu išlipti dėl to, kad man surakino mėšlungis abi pėdas. Tiesiog, ta prasme, aš gyvenime neturėjau. Ta prasme, aš turėjau paauglystėje mėšlungį, žinai, kai traukia blauzdas, kai tu naktį tiesiog jau negali kentėti, tu tenai susirieti, susisuki ir tau skauda bele kaip, bet kad pėdą susuktų ir supranti, taip surakino, kad aš net atsistoti negaliu, ta prasme, aš net, remtis jas negaliu. Ir aš po to kalbu su savo drauge gydytoja, sakau, žiūrėk, pas mane tokia situacija. Jis sako, tai supranti, tų 2 dienų stresas, jisai sudegino tau visą magnį, jisai sudegino tau visą B grupę ir viskas, ta prasme, ir tu tiesiog negali priminti. Ir žinokit, miego kokybė labai tai įtakojo.
Ta prasme, vat atrodo 2 dienos. Ta prasme, aš šiaip gyvenu pakankamai ramų, aktyvų, bet ramų gyvenimą. Ir va tos 2 dienos streso, 2 dienos įtampos, jos antiek sudegino mano magnio atsargas ir tą patį B. Ir viskas, ir tu supranti, iškart kūnas rodo. Tai aš labai užjaučiu tuos žmonės, kurie gyvena nuolatinėje įtampoje ir strese. Ir jeigu dar jūs nežinot ir nepapildot savo mitybos tam tikrom medžiagom, tai tiesiog streso metu sudega labai daug kas. Sudega vitaminas C. Kodėl mes, pavyzdžiui, streso metu apsergam? Būna įtampa ir žiūrėk, susirgai. Dėl to, kad realiai netgi tą patį vitaminą C, įsivaizduok, važiuoji į mašiną, tau kažkas užkišo, ane, kelią. Ir tu įsitempiai, tu ten pradėjai galbūt, nežinau, rėkti, keiktis, ane, pykti ir taip toliau, tuo metu realiai sudega visas C. Ir jeigu šalia bus kuris žmogus kosėja arba čiaudėja ir ten bus koksai nors, kaip sakau, virusiukas, viskas. Tu parpulsi, ta prasme, realiai tavo kūnas sirgs. Dėl ko? Dėl to, kad nebus to resurso. Tai lygiai tas pats ten su magniu, lygiai tas pats su B, lygiai tas pats su C, su daugeliu elementų, tai yra tas pats. Dėl to, kad tuo metu kūnas išgyvena ant tiek didelę įtampą, kad jisai eikvoja viską, kas yra kraujyje, kas yra atsargose netgi. Ir dėl to mes realiai turim ir po to, žinai, tokį per didelį jautrumą, kai kada atrodo niekas nieko nepadarė, ne, ten tiesiog pasakė sakinį ir tu jau gali pulti į ašaras. Arba, sakykime, atsiguli į lovą ir tu ten valandą žiūri į lubas, nes negali užmigti. Taip, arba blogai miegi, tada ryte atsikeli pavargęs ir taip toliau. Tai yra viskas va šitos kasdienybės mūsų gyvenimo rutinos, šiuolaikiško gyvenimo pasiekmė. Ir aš prie kokios išvados priėjau, kad realiai su mityba mes tų spragų uždaryti visų negalim. Ir tam reikalingas... Galvoju su paprasta mityba. Su maistu, kurį mes valgom pusryčiams, pietums, vakarienė, tai yra tas maistas, kurį mes valgom. Ir 20 metų aš gilinuosi tai, kad realiai yra tokia sritis kaip papildomas maitinimas, taip, maisto papildai, kuo maisto papildai skiriasi nuo funkcinės mitybos, taip, kuo, sakykime, skystas papildomas maitinimas yra alternatyvesnis ir geresnis variantas negu tabletuotas, kapsuliuotas. Tai ir ką mes stebime? Mes stebim tokį dalyką, kad pavyzdžiui B grupės pagalba žmonės realiai stabilizuoja savo nervinę sistemą. Taip, priklauso nuo to, kaip žmogus atėjo, kokioj situacijoje jisai jau atėjo. Taip, jeigu jisai atėjo jau kaip ugnikalnis besiveržiantis, tai gali būti, kad jam ten reikės atsistatyti ir daugiau laiko, ir ilgiau. Taip, nes vakar mes turėjom su kolegė irgi pokalbį ir jinai pasižiūrėjo, kiek reikia, pavyzdžiui, nerviniai sistemai atsistatyti. Nuo pusės metų iki 2 metų. Įsivaizduok, nerviniai sistemai. Nes nerviniai... Streso nebūti irgi tiek daug, ta prasme, tą laiką. Nežinau, kvėpuoti, medituoti, gerai maitintis, jaustis saugiai, gauti visas reikalingas maistinės medžiagas, makro mikroelementus ir taip toliau, ir taip toliau. Nes tai yra ne tik vitaminai, tai yra ir makroelementai. Taip, mes su maistu turim gauti, pavyzdžiui, pakankamą kiekį baltymų, iš kurių mūsų organizmas tos baltymus verčia į amino rūgštis, kad, pavyzdžiui, mes galėtume su B grupe ir triptofano amino rūgšties pagalba pasigaminti serotoniną. Serotoninas tai yra laimės hormonas. Ir jeigu mes mitybą prastą turim, vitaminų stoką turim, tai iš kur pas mus serotoninas, iš kur pas mus laimės hormonas, o plus dar jeigu ant viršaus uždėsite stresą, tai kas atsitinka, tai iš viso, kaip sakau, pabyra visa sistema. Ir tada netgi mūsų smegenys negali funkcionuoti tinkamai. Mes negalim, pavyzdžiui, žinai, ką aš stebiu šiuo metu, įvyksta stresas ir žmogus negali priimti adekvačių logiškų sprendimų streso metu. Tiesiog neveikia nervų sistema. Neveikia. Žmogui atrodo tragedija, viskas, nėra išeities, išeities nėra. Tu papuolei į labirintą, išeities nėra, tada kas, panika, tada tenai, nežinau, riksmai, kliksmai ir taip toliau, ir tiesiog žmogus negali realiai jaustis ramus toj situacijai. Nors toj situacijai, sakykime, yra N sprendimų, tiesiog eilės sprendimų. Taip? Visada yra sprendimai, kaip aš sakau. Visada. Niekada nebūna taip, kad nieko nebūna. Visada yra sprendimai, taip. Bet jeigu žmogui trūksta tos pačios, pavyzdžiui, B grupės, ir kas atsitinka, taip mūsų kognityvinė smegenų funkcija, jinai tiesiog atrofuojasi.
atrofuojasi ir mes tada negalim susikaupti, mes negalim suvaldyti savo dienotvarkės, taip, tada mes stresuojam, kažkas tai ten pakeitė savo planus ir neatvyko į susitikimą arba darbe kažkas įvyko ir mums jau panika, stresas, mes nežinom, ką daryti, taip, ir va šitoj pasekoj per visą dieną mūsų organizmas kenčia. O dar jeigu žmonės, sakykime, neturėdami energijos puola gerti kavą, tai yra ne vienetais podelis, ne, ten, bet būna 5-6 podeliai ir taip toliau, tai kava kas? Tai yra mūsų organizmo rūgštintojas. Tai yra toksai produktas, kuris rūgština mūsų organizmą, nes kūnas jisai turi šiaip daugelis sričių, tai yra su tokiu lengvu šarminiu pH. Tas pats kraujas, išskyrus, sakykime, mūsų odą, mūsų gleivinę, tai ten jau yra lytiniai organai, tai ten jau yra labiau rūgštinė terpė. Bet iš principo kraujas, pavyzdžiui, pas mus yra šarminė terpė. Ir įsivaizduok, mes realiai tą šarminę terpę, kuri turi būti 7,3-7,4 pH, pilam kavą, kuri yra 2 pH. Tai tu įsivaizduok, ką mes darom, mes realiai mušam savo pH, ne? Tada dar užvalgėm mėsos, kuri irgi ką daro, rūgština tą patį organizmą, ne? Dar bulkų, kaip aš sakau. Ta prasme, dar bulkų, dar cukraus, dar. Ir tu supranti, ir tas kūnas iš viso jisai gaunasi tokioj prarajoj. Ir po to dar supranti, kas yra, kokią mes stebim tendenciją, ta prasme, mūsų maiste mažėja tiek vitaminų, tiek mineralų. Mažėja drastiškai. Kodėl? Dėl to, kad auginimas, sakykime, vaisių, daržovių, uogų, jisai vykdomas labai, sakykime, grubiais metodais, taip. Tai yra kuo daugiau užauginti, kuo daugiau trąšų pripilti, kad nenukentėtų nuo ten kokių nors kenkėjų, derlius ir taip toliau. Kuo greičiau dirvožėmis yra alinamas, taip. Tai gerai, jeigu, ta prasme, į dirvožėmį dar pila kažkokių tai priedų, ne, mineralinių trąšų ir taip toliau, bet iš principo, ta prasme, tai yra vis tiek nusuvokiam, kad tai yra ne iš gamtos, ne iš žemės, o tai yra kažkas tai, kas chemiškai, ne, patobulina tą dirvožėmį. Plius po to sėklų kokybė, taip. Dar prisiminkit visada, kad tai yra, o iš ko buvo išauginta, ne, kokia buvo sėkla iš ankstesnio derliaus. Tai mano draugai sakė, jau sėklos modifikuotos, tai ką mes galim gauti į tą augalą, jos jau modifikuotos. Taip. Tai tu įsivaizduok. Ir po to mes valgom tą maistą ir tikimės, kad jame tenai yra ir kalcio, ir magnio, ir geležies, ir cinko, ir vario, ir ten seleno ir taip toliau, o tame maiste tik tai mažėja, ten balastas. Nu gerai, kad dar skaidulos yra, bet šiaip ten balastas, ne? Ir kas gaunasi, ir žmonės pradeda pastebėti, kad jie sunkiai užmiega. Taip, jie atsigula ir pas juos labai kūnas nenori pailsėti. Kodėl? Dėl to, kad įsivaizduok, dienos metu vyksta įtampa ir dar stresas su tuo, ką mes su savo kūnu darome. Ten yra įtampa, ne? Ir vakare jisai turi atsipalaiduoti kūnas. O atpalaiduoja kūną iš principo magnis, ne? Magnis yra labai svarbus elementas. Tik tai jisai geriausiai veikia, kada yra kompleksas su kitais elementais. Ne vienas, ne? Nes, sakykime, aš esu prieš monopreparatus, nebent ten jau, kaip sakau, ekstrinė situacija, kada mes jau kalbam apie gydomąjį efektą, tai tada tvarkoj. Bet jeigu palaikyti šiaip savo gyvenimo kokybę, savo fizinę būklę, taip, profilaktuoti, sakykime, senėjimą, profilaktuoti tam tikras ligas, tai realiai yra tam tikri kiekiai minimalūs, kurie tarpusavį draugauja su kažkokiais kitais ingredientais ir komponentais. Tai va, ir nėra tų mineralų, nėra. Ir žmogus atsigula ir jisai negali atsipalaiduoti. Jisai visas įsitempęs. Galva dar galvoja, smegenis ten suka scenarijus per dieną, ne, kokie, dar tu nerimauji, kad rytoj kažkas tai bus, ne, ir taip toliau, ir tu sunkiai užmiegi. Gerai, galų gale tu užmigai. Ne, tu užmigai kažkaip tai. Bet tada kas vyksta? Naktį žmonės vartosi, tenai nemiega, ne, atsikelia, prabunda ir taip toliau. Ir taigi rodo, kad kūnas tuo metu jisai nesilsi, nesirestauruoja, o jisai dirba. Kokį darbą jisai dirba? Va čia yra esminis momentas. Ir čia yra, kaip sakau, į priekį žiūrint, jums labai didelis, kaip sakau, toksai didelė špargalkė, kad jūs žinotumėt, ką kūnas su jumis daro. Nes kūnas naktį jisai bet kokiu atveju bandys atsistatyti, dėl to, kad tai yra gyvenimo, išlikimo
instinktas ir kūnas bet kokiu atveju jisai bandys išgyventi. Ir kai jums trūksta va tų, sakykime, mineralinių medžiagų, kas atsitinka naktį, kūnas galvoja, aha, mangi reikia čia atstatyti, čia pH palaikyti, čia, kaip sakau, ląstelės išvesti, limfą išjudinti ir taip toliau. Ir ką daro kūnas, jisai tiesiog tuos mineralus, kadangi kraujyje jų neranda, tai jisai pradeda vogti iš savo kaulų, iš savo arterijų, iš venų, iš plaukų, iš nagų ir taip toliau. Ir tada mes pradedam stebėti, moteris pradeda stebėti, kad plaukai slenka, ne? Kad oda netokia graži, nagai silpni, taip, kaulai pradeda ten skaudenti, kažkur braškėti, traškėti. Ir blogiausia baigtis, viena iš baigčių, aš dabar irgi kalbėjau su viena moterim, ten pas jos labai tragiška situacija, įsivaizduok, moteris turi ilgametę osteoporozę, taip, ir realiai lūžis ant lūžio. Ir dabar yra sepsis, nes negyja. Ta prasme, nes negyja, ne? Tai tu įsivaizduok, ant kiek viskas baisu, bet kiek metų žmogus turėjo stresuoti, gyventi įtampoje, ne? Kiek metų jisai turėjo vogti iš savo atsargų, kad reabilituoti per naktį kažkiek tą organizmą, taip. Ir kas atsitinka, kai mes naktį taip neišsimiegam, ryte mes sunkiai atsikeliam. Mes tiesiog sunkiai atsikeliam, sunkiai keliamės iš lovos, jeigu ir keliamės, tai jaučiamės dar labiau pavargę ryte, negu prieš eidami miegoti. Ir tas vyksta nuolatos, tol, kol pas jūs organizmas iš vis atsisako, jisai sako, aš neturiu resursų, aš neturiu iš kur daugiau vogti, taip. Ir kas blogiausia, kad kada, sakykime, tas pH yra rūgštinis, mes pradedam sirgti. Visos ligos jos prasideda toj užrūgštėjusioje terpėje, onkologija irgi lygiai taip pat. Tai tiesiog aš čia kviesčiau žmonės, kaip sakau, pasidomėti, pasiskaityti, pasinagrinėti, ką reikia daryti su kūnu visgi vakare, kad jisai realiai galėtų pailsėti, atsistatyti ir ryte jūs galėtume turėti resursą ir tam, kad jūsų kūnas nedarytų tų vagysčių. Tai vienas iš momentų, aš tikrai visiems labai rekomenduoju, kuo anksčiau išsijungti mobiliuosius aparatus. Mobiliuosius telefonus, kuo anksčiau prieš miegą. Kodėl? Dėl to, kad mūsų akis jos gaudo tuos paveiksliukus, juos transformuoja, įsivaizduok, ne, į mūsų smegenis. Mūsų smegenyse ten vyksta bele koks vaizdas, ne, tiesiog sukasi ir jūs realiai netgi psichologiškai, emociškai negalit nusiraminti, nurimti, nes prisižiūrėjot kažkokių vaizdų. O dar jeigu žmonės skrolina šiaip visokias nesąmonės, ne, atsidaro ten Instagramą ar dar kažką, ar tengi paveiksliukų belekiek. O čia kažkoks paveiksliukas, paspausiu, atsidaro ten vaizdas, tave išgazdina, ne, arba ten kažkoks baisus vaizdas. Tai jūs įsivaizduokit, ką jūs darot su savo smegenim, su savo emocijom prieš pat miegą. Tai realiai prieš miegą maksimaliai, kiek jūs galite, jums nereikia imti telefonų, televizorius ir taip toliau. Aš to pasakysiu dar tokį dalyką. Mes niekada bendram šeimininiam gyvenime su mano vyru, su kuriuo aš dabar gyvenu jau 28 bus 20 metų, kai mes pažįstam. 20. Mes niekada neturėjom televizoriaus miegamajam. Niekada. Iki šiol, kai aš pamatau televizorių miegamajam, jūs žinokit, man tiesiog, ta prasme, aš nesuprantu, kam žmonės, man kai kurie sako, aš kitaip užmigti negaliu, žinai, ta prasme, čia ir yra bėda. Ta prasme, jeigu televizorius yra tavo migdytojas, tai čia yra bėda. Aš nežinau, atsigul prie vyro, paprašyk, kad jisai tau nugarą paglostytų ir, žinok, pati geriausia relaksacija. Atpalaiduoja ir nieko daugiau nereikia. Tai yra tai, ką mes darom vakare su savo kūnu, ne? Noriu paklausti vieną dalyką, o kaip veikia alkoholis, nes, žinai, kodėl pagalvojau, mes kai įtampa, tai tada grįžtam namo ir norim greit atsipalaiduoti. Ir daug yra, kad išgeria taurę vyno dėl atsipalaidavimo. Kas įvyksta tada?
Tai yra, Nes tada irgi prasideda nemiega. priklausomybė ir čia yra dar kita dalis, ane, tai yra priklausomybės. Mes apskritai esame natūros, fizinės natūros, kurios esam labai priklausomos. Mes antiek prisiriešam prie savo įpročių ir alkoholiu gesinti savo įtampą, tai yra tam tikras įprotis, kuris po to veda į niekur. Taip, tai prasme, realiai nuo to prasideda visas alkoholizmas. Tai dabar, ką daro alkoholis? Alkoholis labai naikina mūsų visą B grupę. Jisai kaip tik priešingai, jisai dar labiau blogina situaciją. Tai yra, žinai, kaip nespręsti problemos, o nuo jos bėgti. Aš labai dažnai sakau su automobiliu tokį pavyzdį, tu tikriausiai irgi žinai mano tą pavyzdį, kada automobilis jau signalizuoja jums raudoną lemputę, kad jisai kažkokį turi gedimą, ne, jūsų skydelėje, užsidega raudoną lemputę. O jūs paimat pleistriuką ir užklijuojate tą raudoną lemputę ir toliau važiuojate. Ir kada sustos, kada suges ir kada bus blogai, niekas nežino. Tai va, tai aš tikrai labai nerekomenduoju to daryti, nes tai yra kaip tik negelbėtojas, tai yra dar toksai gilinimas problemos, ne? Ir žinok, pas mus labai įdomi situacija, kadangi mes abidvi atstovaujam Fitline, taip, ir atstovaujam šituos produktus, kurie iš tikrųjų per 3 metus mano gyvenimą labai apvertė aukštinkojom ir apskritai pagilino visą suvokimą apie papildomą maitinimą. Ir žinai, aš stebėdavausi, dabar jau nesistebiu, iš pradžių aš stebėdavausi. Man viena moteris iš Airijos pasakė, kad jos vyras vakarais, jisai atsidarydavo visada skardinę alaus. Ir jie pradėjo vartoti ryto vakaro kokteilį. Kam bus įdomu pasigilinti, tikrai parašykite Ingridai, Ingrida duos jums daugiau informacijos, kas tai yra. Ir jūs įsivaizduokit, po kokių 3-4 savaičių jinai man rašo, tu įsivaizduoji, mano vyras nustojo alų gerti. O žinai kodėl? Šiaip aluje yra irgi B grupė, bet tai yra alkoholis. Taip. Taip. Mielės O ryto kokteiliai yra visa B grupė, kuri realiai tau stabilizuoja nervinę sistemą, gerina nuotaiką, ne? Dėka dar jeigu triptofano yra iš ten tavo valgomos mėsos, ten varškės ar žuvies ar dar kažko tai, pasigamina serotonino, tu realiai jautiesi laimingesnis ir tau nereikia vakare atsipalaiduoti va tokiu būdu. Įsivaizduoji, ta prasme, elementarus mechanizmas. Ir kai aš girdžiu nuolatos šitas istorijas, aš suprantu, kad ne alkoholio reikia žmonėms, o tiesiog jų kūnai realiai yra deficite. Jų kūnuose trūksta elementariai medžiagų, kurias kūnas turi gauti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Žmonės mėlyjei, ne išskirtiniam dienom, kada šventės, ne. Kiekvieną dieną kūnas turi gauti amino rūgštis, taip, turi gauti gerus riebalus, turi gauti ten 12 vitaminų, 15 mineralų, taip, turi gauti, sakykime, vandenuką, kas irgi aš apie ką labai kalbu, taip, poilsį turi gauti, gerą miegą ir taip toliau. Jeigu jūs norite, kad jūsų šita mašina realiai jums tarnautų ir važiuotų, nes, aš visada juokiuosi, kad žmonės automobiliu savo rūpinasi netgi labiau ir geriau negu, šituo automobiliu. Ne? O jisai jūs veža per jūsų gyvenimą. Žinai, kūnas, taip, žinai, man toks atėjo tavo tas palyginimas, kūnas, tai nemato jie, kad jisai keičiasi. Va, automobilį reikia išlaikyti, prižiūrėti. Ingrida, aš žiūriu į save, aš keičiuosi ne tik išoriškai, aš keičiuosi ir iš vidaus. Ta prasme, kai mano kūnas nebadauja, kai jisai gauna tam tikras reikalingas medžiagas, mes keičiamės, čia mūsų pagrindinis. Ir tu įsivaizduok, aš mašiną galiu nusipirkti kitą, 3, 5, 10. Kūno aš negaliu nusipirkti kito. Viskas, tai yra vienas kūnas, kuris man buvo duotas šiam gyvenimui, tam periodui, kurį aš eksploatuosiu jį. Viskas. Antro kūno. Šitas vieta pasikeitė, nieko nedarant, jokių mankštų. Ta prasme, tai keičiasi, tik tai reikia kantrybės. Vieniems keičiasi po mėnesio, kitiems keičiasi po pusės metų. Klausimas prieš tai, ką aš ten dariau, ne? Nes lygiai tas pats su mašina. Jeigu aš mašinos neprižiūrėjau, neremontavau, neploviau, dar kažko nedariau, tai man reikės po to daugiau finansų ir daugiau resursų ir daugiau laiko, kad ką sutvarkyti.
Čia kaip ir su namais. Tu įsivaizduok, jeigu tu kartais savaitę valai namus, tai realiai kitą savaitę bus lengviau išvalyti, negu pavyzdžiui po pusės metų valyti netvarkytus visiškai namus, ne, kuriuose ten baisu. Tai va čia lygiai tas pats ir su mūsų kūnu. Taip, ta priežiūra yra, jinai tokia kasdieninė profilaktinė priežiūra. Tai va, tai grįžtant prie to televizoriaus ir prie... Palauk, ar paklausiu, tai dėl to, kad mes neturim kaip čia įpročio ar visuomenės, taip mes neprižiūrim to kūno. Nėra taip, kad visuomenė įpratus savim rūpintis. Žiūrėk, bendrai. Žiūrėk, Tik tai yra dalis. toksai įdomus dalykas. Tu prisimeni, darželėje mus mokino plauti rankas. Taip. Po to mus tėvai maudydavo. Taip. Tada pasakė, kad mums reikia į dušą eiti reguliariai, ten kai, tiesiog, ne, kaip ten galvą išsiplauti, kaip kūną nusiplauti, ne, musgi mokino. Mus mokino higienos. Taip. Iš viršaus. Vienintelis niuansas mūsų nemokino, kaip prižiūrėti, tą viduj, iš vidaus ten tą viską. Taip. Darželėje dar galbūt mus pratino, taip, nes darželėje mes vis tiek turėdavom, aš iki šiol matau, iš mokyklos mes gaunam mėnesio meniu. Tie vaikai, kurie po mokyklos lieka valgyti, jiems yra sudaromas meniu tam, kad garantuoti pilnavertę mitybą. Ir kaip bebūtų darželėje, ten yra tam tikras niuansas, ta prasme, kad jiems yra sudaromas meniu taip, kad vaikas garantuotai gautų visą tai, ko jam reikia. Ir pavyzdžiui, Europos Sąjungoje iki 4 metų netgi nerekomenduojami vaikams maisto papildai. Dėl to, kad tėvai ir ugdymo įstaiga turi garantuoti jiems pilnavertę subalansuotą mitybą. Taip, kad jie su maistu gautų viską ir augtų, ne? Tai čia yra vienas niuansas. O po to, kas prasideda? Po to, kas mokykloje prasideda, ne? Kai mes gavom savus pinigėlius, ten 50 centų arba litą, kas būdavo, kas eidavo valgyti. Kas ką, tai eidavom valgyti, ne? O dabar pažiūrėk į paauglius, tai jie apskritai yra linkę kažkokį šokoladuką nusipirkti, traškučius nusipirkti, ne, dar kažką tai. Tarsi jie apskritai neturi supratimo, kad tą reikia daryti. Tai lygiai tas pats, žinai, aš prisimenu Vicky Zorka, taip, tai yra PM kompanijos įkūrėjo žmona, Vicky Zorka visada užsiema labdarą. Ir jie dabar remia apie 8,000 vaikų sunkiuose regionuose. Ir įsivaizduok, jie vienam iš regionų, ką padarė, jie įrengė vonios kambarius. Bet tu žinai, kad tie vaikai nemoka praustis. Jie nežino, kas tas yra ta balėja. Įsivaizduoji? Tai ką reikia padaryti, juos reikia apmokinti, juos reikia ugdyti, jiems reikia parodyti, kaip naudotis muilu, kaip naudotis kempinę, ne, ir taip toliau. Tai lygiai tas pats ir mes, ką darome, taip, mes realiai šviečiame ir ugdome žmonės, kad jie užsiimtų savo tą sveikatą, sveikatinimu ir suvoktų, kas prie ko, kodėl ir kodėl taip, o ne kitaip, ir kodėl to reikia ir taip toliau. Ir aš tikiu, kad ateis laikas, kai realiai nebus žemėje tikriausiai žmogaus, kuris apskritai nevartos kažko tai papildomai. Tiesiog nebus, nes žiūrint į tai, ką mes dabar turime su maistu ir kas daroma su žeme ir su gyvulinės kilmės maistu ir taip toliau, mes tiesiog prieinam prie tos išvados, kad pavyzdžiui tie žmonės, kurie netgi užsiema tuo, kad ieško kokybiško, ekologiško bio maisto, jie supranta, kad tai yra labai sudėtinga padaryti. Ir realiai aš jums pasakysiu taip, kad pardavėjai, kai kurie netgi naudojasi ir pavyzdžiui rašo bio ar eko, netgi nesuprasdami, sakykime, ne tai, kad suprasdami, bet tiesiog naudodamėsi marketinginiam akcijom tam, kad pritraukti pirkėją. Ne? Nes aš to pasakysiu tokį dalyką, kas mane labai nustebino prieš 15 metų, pasirodo Lietuvoje, jeigu yra 5% natūralių medžiagų produkte, galima rašyti, kad tai yra natūralu. 5%. 5%. Ir aš to pasakysiu dar labiau. Aš pamenu, buvo vieno muilo reklama
dar kai Lietuvoje gyvenau, ir buvo parašyta, kad va čia jisai su natūraliom medžiagom ir taip toliau. Ir įspūdis toks susidarė tarp eilučių, kad tai yra natūralus produktas. Aš pasiemu jo sudėtį parduotuviai ir žiūriu, taip, įdėtas kažkokių uogų ekstraktas. O visa kita, CLS, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ten iš tikrųjų, aš taip žiūriu ir galvoju, ta prasme. Ir po to aš matau, kad 95% tai yra chemija, tai yra sintetika, bet kadangi 5% yra natūralių, tai jie reklamavo taip kaip natūralų produktą. Čia yra blogai, ta prasme, iš vis, čia yra blogai, ne? Tai žmogus po to pasimeta, kuo tikėti, kuo netikėti ir taip toliau. Tai va, tai grįžtant. Žiūrėk, dar tas klausimas, nes labai, pirmą jau. Gerai, klausim. Kol mes jauni, suaugę daleiskim nuo 18 iki kažkiek, tai dar nesijaučia tas resurso trūkumas, nes dar važiuoja visa ta jaunystė, visi tie resursai. Kas važiuoja, ne jaunystė važiuoja, aš to pasakysiu, kas važiuoja. Žiūrėk. Jeigu paimti žmogų, apskritai, kokia yra tokia, kaip sakau, žmogaus esminė funkcija šitam gyvenime? Esminė funkcija. Jeigu tu manęs paklaustum, tai gyventi ir kaifuoti. Viena iš tokių funkcijų tai yra reprodukcinė funkcija. Taip? Tai yra pratęsti savo giminę, ne? Tai yra užkoduota mūsų genuose, iš principo. Kai kurie žmonės sako, man nereikia vaikų, aš nenoriu vaikų, po to labai kenčia, kada jau nebegali turėti, tiesiog. Bet esmė... Bet čia jau instinkto aš net vadinu. Taip, tai yra instinkto lygmenį, tai ten viskas tvarkoja, bet esmė tame, kad vis tiek, ta pati funkcija, tai yra reprodukcinė funkcija. Dabar žiūrėk, kaip įdomiai. Vaikas, jisai gimsta, jisai auga, jisai bręsta, ta prasme, ir jisai gauna tą visą užtaisą tam, kad jisai pratęstų savo giminę. Taip. Giminę. Ir jisai turi resursą, vadinamą, dėl to, kad jo užduotis yra pratęsti giminę. Ir kada mes jau realiai reprodukciją savo, kaip sakau, viskas, paliekam šone, jau jos kaip ir, įvykdėm savo pareigas, viskas, tu nereikalingas. Nėra žmonių sukirtų amžinam gyvenimui šitame kūne, tiesiog, tą turim suprasti. Kūnas, jisai su metais, jisai nyksta. Tokia yra, kaip sakau, taip yra ciklas, sezono ciklas, pražysta, žydi, užgesta, miršta. Ta prasme, tiesiog tai yra ciklas, Ir realiai, kada mes jau reprodukcijos, savo nevykdom, neturim, viskas, realiai mūsų vienintelis šitis, tai yra ir iškeliauti, niekam netrukdant ir panašiai. Taip. Ir dar kitas toksai dalykas, aš to pasakysiu tokį niuansą, mano vyras, jisai visada juokauja, jisai sako, niekam nereikia ilgai gyvenančių pensininkų. Turiu omeny valstybei, nereikia ilgai gyvenančių pensininkų. Taip. Ir geriausias pensininkas tai yra tas, kuris miršta pirmą dieną išėjęs į pensiją. Taip. Dėl to, kad išlaikyti šitą žmogų realiai, ta prasme, jau nebus netgi kam. Kodėl kai kuriuose šalyse yra galvojama, kad pavyzdžiui, jeigu tu turi 2-3 vaikus, tai vaikai tave ir išlaikys. Nes jeigu tu neturi vaikų, tai tada nebus kam išlaikyti, nes valstybė tavęs neišlaikys, ne? Tai tai tiesiog tokia yra realybė, jūs turite priimti tą realybę. Ir dabar Europos Sąjungoje paskelbta tokia statistika, iki 63 metų žmogus gyvena pakankamai sveikas, savim galintis pasirūpinti žmogus, jisai yra. Vidutinė trukmė yra tiek moterų, tiek vyrų sudėjus kartu 87 metai. 87 minus 63 yra 24 metai. 24 metai tai yra ligų ir po to negebėjimo savim pasirūpinti metai. Kai tradicinė medicina realiai tik tai palaiko šitą žmonių gyvenimą, mažindami tam tikrais vaistais simptomus, jų ligų simptomus. Niekas neprofilaktuoja tam, kad žmogus jaustųsi gyvas, gyvybingas, galėtų savim pasirūpinti, turėtų sveiką protą, nesirgtų senatviniam dimensijom ir taip toliau. Čia yra mūsų užduotis. Tai link ko aš lenkiu.
kad mūsų užduotis, ta prasme tų, kurie galbūt supranta daugiau, mūsų užduotis yra šviesti tuos pačius žmonės, kad realiai jie laiku savim pasirūpinę. Ne tai, kad, žinai, man kai kurie dar sarkastiškai mėgsta įkasti, sako, ai, tu nori būti nemirtinga, ne. Aš noriu, kad man, kai bus 80 ar ten, nežinau, 75 ar 85 ar 95, aš noriu pati savo nusivalyti užpakalį. Atsiprašau, aš taip grubiai pasakau, bet aš noriu tai pati gebėti padaryti. Suprantat, žmonės? Ir dėl to va dabar reikia galvoti, ką daryti su savo kūnu, kad jisai ilsėtųsi, kad jisai nestresuotų, ne? Kad jisai galėtų funkcionuoti tinkamai iki ten, kiek jums skirta. Kam skirta, kiek mes nežinom. Nieks nežino. Bet esmė tame, kad mano toksai būtų, žinot, nes mes turim atvejų artimojo aplinkoje, kai žmonės, sakykime, sulaukia ten 85 metų, savim pasirūpinti negali. Jiems reikia, kad jais rūpintųsi. Ir tai yra, tai yra, kaip sakau, ir kai aš pasižiūriu, žinai, ką žmonės paskutiniu periodu darė, 20 metų jie vartojo ten cheminius vaistus po 6-7 tabletės. Nuo širdies, nuo to, nuo ir taip toliau. Ir realiai, kol žmogus tampa daržovė. Kol žmogus. Tai yra liūdna. Pasakos. Taip, tai yra liūdna. Tai va. Tai tam, kad taip nebūtų liūdna, jums reikia suprasti, kad su šiuolaikiniu maistu jūs neužsidarote visų savo poreikių. Tiesiog tai uždaryti yra pakankamai. Ar įmanoma? Įmanoma. Manęs dažnai klausia, Jolanta, ar įmanoma? Įmanoma. Bet tam reikės laiko, žinių ir pinigų. Taip. Bet ar tu turi tą visą, ne? Ar tu žinai, kas yra subalansuota mityba? Kad, pavyzdžiui, to su tuo negalima, nes tiesiog neįsisavina, taip? Kitas momentas, ar tu turi pakankamai laiko rasti maistą, kuris šiai dienai būtų švarus, pažymėtas, tikrai 100% tu galėtum pasitikėti, kad tai yra, pavyzdžiui, nemodifikuota kokia nors ten, nežinau, soja ar dar kažkas. Tai va, aš to aš nepabaigiau klausimą, kada prasideda tas resurso trūkumas, kur visi pajaučia jau masiškai, sakykime. Nuo 30. Nuo 30. Aš dabar sakyčiau nuo 30. Ir aš tau pasakysiu 2 momentus, kodėl. Taip. Vienas momentas tai yra stebėdama iš viso statistiką, taip, nes yra toksai statistikinis dalykas. Jūs galite sakyti, kad Jolanta yra emocionali, tenai, nežinau, dar kokia, bet tiesiog yra statistika. Statistika tai yra skaičiai. Ir skaičiai, jie realiai yra faktas, jūs negalite tai nereaguoti, ne? Ir ką dabar sako statistika? Statistika sako tai, kad ligos jaunėja ir labai labai stipriai. Tiesiog pasižiūrėkit, kiek ten visokių, negi savo aplinkoje pasižiūrėkit. Anksčiau, pavyzdžiui, matai, kas yra, kadangi su metais daugėjo uždegiminių procesų ir, sakykime, anksčiau dar nebuvo, pavyzdžiui, tokios vėžio diagnostikos, taip? Ir realiai daugelis žmonių, kurie būdavo sulaukę 80-90 metų, pas juos būdavo jau tam tikras kompleksas visko, sakykime, tame tarpe uždegimai, tame tarpe raumenų atrofija, tame tarpe vėžys ir taip toliau. Bet tai buvo pakankamai tokiam brandžiam amžiui. Dabar mes susiduriam su statistika, kuri yra labai liūdna. Ir va ta liga arba tos ligos, jos jaunėja. Insultai, infarktai jaunėja. Šiai dienai pasakyti, kad 30-mečių insultas, tai čia yra, kaip sakyti, nepasirūpino savim, ne? Tarsi, nebuvo niekada tokių dalykų, kad 30-mečiai ten, kristų kaip lapai nuo insulto, ne? 60-mečiai, 70-mečiai, taip, nes tai yra tam tikras, kaip sakyti, jau amžius, ne? Bet kad tokiam jaunam amžiui nebuvo. Tai vienas dalykas tai yra tai, kad jaunėja ligos. Vadinasi, mes realiai jau turim suvokti ir suprasti, kad profilaktuoti reikia žymiai anksčiau, o nelaukti tada, kada jau tau pasakys diagnozę, kad viską, žinai, brangusis, pas tave jau užsikimšimas arterijos, tenai 95%. Ir tu gali... Jau vėl. Taip. Tai vienas momentas. Antras momentas, po 30, kas įvyksta,
Tu žinai tokį dalyką, kad mes turim fermentus ir esminis fermentas, kūno fermentas, tai yra Q10. Tai yra esminis fermentas. Ir apie tai rašo labai daug mokslinių straipsnių ir taip toliau. Ir tas kofermentas Q10 tai yra medžiaga, kuri mūsų organizme gaminasi. Iki 30 metų ten puikiai gaminasi ir viskas ten gerai. Po 30 pradeda mažinti tas gamybos apsukas, ne, ir po to apskritai išjungiam. Ir kas tada darosi, mes tada, o kodėl išjungiam? Dėl to, kad taip gamta sugalvojo. Dėl to, kad po to reprodukcijos nereikia. Dėl to, kad po to kūnas turi ką? Nykti ir numirti. Tiesiog taip yra. Nu, ir čia, žinot, čia, kaip sakau, galim ką nors kaltinti, kažkur ieškoti tiesos, kodėl tai vyksta ir taip toliau. Tiesiog taip vyksta, toks yra gyvenimas. Ne? Taip Dievas sugalvojo. Tai va, ir kas įvyksta, ir po to mes tą Q10 imam iš savo atsargų, iš širdies, kepenų ir taip toliau, ir naudojam kaip energiją, tik tai labai ją tausojam, nes žinom, kad jos ten yra va tiek. Ir tada paimam truputį, ne, ir tada žiūrim, kad energija mažėja, metabolizmas lėtėja, uždegiminių procesų daugėja, cholesterolis šoka, ne, ten N dalykų prasideda ir be abejo, ten 60 mes jau turim 4-5 gretutinės ligas. Tai dėl to, kad viskas lėtėja, jeigu resurso nėra kūne. Taip, aš netgi čia kažkuria tai dieną sakiau, įsivaizduok, mūsų kūne gimsta milijonai ląstelių ir miršta milijonai ląstelių. Ten, nežinia, kai kurie sako ten, daugiau, bet, milijonai. Mes nesuvokiam. Milijonas čia kiek. Vat, kokia čia krūva tų ląstelių? Va tiek? Ar tiek? Tai tu įsivaizduok. Ai tiesa, žinot, kaip jūs galit pamatyti, kada miršta ląstelės? Galima pamatyti. Nori žinot, kada? Aš tai noriu. Nori? Žiūrėk, nenueik į dušą kokią savaitę laiko ir užsidėk juodas kelnes ir po to nusiimk tas juodas kelnes ir pažiūrėk iš vidaus. Prilimpa tas... Tengi negyvos ląstelės. Aha. Tai va, tu pamatysi, kad paviršiniam sluoksniai, ta prasme, yra negyvos ląstelės. O, tau elementariai. Va čia yra lavonėlė, ne? Ir tas pats procesas vyksta viduj. Ir dabar žiūrėk, koksai momentas. Aš, kadangi esu grožio specialistas, aš, ta prasme, daug metų pradirbu su moterimis, grožio klausimais, pas mane labai dažnai ateidavo moteris ir sakydavo, pas mane ten man 50 metų, 60 metų ir mano oda sausa. O aš žiūriu, nieko ten panašaus, ten nesausa oda, bet sako, šerpetoja. Tai sakau, jūs įsivaizduokite, paviršinis sluoksnis numiręs, o jūs jo niekaip nenuėmat. Bet ką jūs darot, jūs imat riebiausią mėlyną kremą, aš nesakysiu pavadinimo, nes bus neetiška, ir ką darot? Prilipinat ir lipinat. Ir tada ten pluta susidaro. Tu įsivaizduoji, jas reikia nuimti, o mes ją kas darom? Prilipinam. Ir po to daeinam iki to, kad prasideda odos uždegimai. Nes ten ir bakterijos, tenai ir nešvarumai ir taip toliau. Jūs įsivaizduokit, kas darosi, nes dar riebalą duodat, o riebaliai iš vis bakterijos dauginasi, kai šiluma. Ir ten prasideda uždegimai. Ir ten nueiti iki, sakykime, kuperozės yra labai paprasta ir labai lengva. Kodėl po to būna tie, žinai, kuperoziniai tokie iš viso, kaip sakau, plėmai raudonė, sudirginimai ir taip toliau. Tai va, tai įsivaizduok, tai viduj kūne. Ir kodėl tai vyksta, dar pasakysiu. Su kiekvienais metais mūsų odos ląstelės, jos labiau aptingsta ir netaip greitai nori palikti mūsų kūną. Jos tiesiog neatitrunka, supranti? Ir jas reikia ką padėti, nušveisti. Taip? Ir kad grinai būtų ta graži sveika oda, nes priešingų atveju jūs turėsit papilkėjusi veidą. Jeigu bus daug negyvų ląstelių, bus papilkėjęs veidas. Plėmėtas papilkėjęs veidas. Tai ką reikia daryti, mesgi suvokiam, nuplauti. Čia ką reikia daryti, nuplauti tą visą ten riebalą, dulkes ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkit, viduj vyksta lygiai tas pats. Gimsta, miršta ląstelės. Vienintelis niuansas, kad kas atsitinka su metais, mūsų kūnas net kartais negeba pašalinti visų tų negyvų ląstelių iš vidaus. Jos turi pasišalinti, jos turi suirti ir būti pašalintos.
O šitas procesas nevyksta. Ir kas tada? Tada tie lavonėliai ir kelia uždegiminius procesus mūsų kūne. Aiškiai pasakiau, ta prasme, kas oda, tas viduj. Tik tai, kad, kartais mes, žinai, taip nelyginam. Aš tiesiog palyginau, kad jūs suprastumėte. Aš labai mėgstu vizualius palyginimus tam, kad būtų supratimas. Ir po to mes galvojam, kodėl čia pas mane čia skauda, čia dar kažkas, ane, ir taip toliau. Dėl to, kad ten jau tiek susikaupė visko ir jūs jau to nevalėt, neprižiūrėjote ir realiai bumt deficitas, kažkokių tai tų dalykų perteklius, ane, nesvarbu, ten toksinai, konservantai, ten sunkieji metalai, ten negyvos ląstelės, nesvarbu. Kažko trūksta, kažko blogo per daug ir va jums kas? Ir va jums liga. Bet, dar kai kurie, žinai, man sakys, taigi yra genetinis polinkis. Tai į kokią šeimą papuolė, taip yra genetinis polinkis. Bet vadinasi, mūsų proseneliai irgi darė kažką tai, kad jie realiai įgijo tą ir po to mums su DNR perdavė dar toliau. Bet genetinis polinkis apskritai ten skaičiuoja, kai kurie rašo 15%, bet aš irgi čia taip, palikim 15%. Bet, kas yra tie 85%? Tai aplinka ir mes patys. Gyvenimo būdas. Taip. Tai kai mes pasveriam ant svarstyklių, taip, jeigu jau yra tas genetinis, kaip sakau, kodas, ane, tai tada ką tu ten gali padaryti? Tu gali tik tai kažkaip tai padėti savo gyventi, ne? Bet esmė tame, kad daugeliu atveju mūsų savijauta tai yra gyvenimo įpročiai ir gyvenimo būdas. Aš dar norėjau vieną dalyką paklausti, aš bent stebiu ir per sūnaus mokyklos tą laikotarpį vaikai serga depresija, vaikai turi nuolatinį stresą. Kas čia per fenomenas? Mano laikais nebuvo tokių. Jie buvo ten tie tokie, kur nepritampantys, bet jų ten, kaip diagnozių jiem neskirdavo, bet jie tiesiog judrus, sakykim taip, bet depresija sergančių nebuvo. Stresų sergančių irgi nebuvo. Ar tu gali man pasakyti, nes yra 3 tokie faktoriai, aš tu pasakysiu iš karto, aš tu tai užsirašau, kad, žinai, po to nepamirščiau. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl. Ir, aišku, jau šiais laikais ten su savo tom diagnozėm jau vėlgi. Kaip tu galvoji, pirmais metais, kelintais tu gimėjai? 72. 72. Kaip tu galvoji, 72 pirmų metų kūdikio skiepų pase, kiek buvo skiepų? Neįsivaizduoju. Apie tai net ne... Kiek aš žiūrėjau, tai buvo ten tarp 4-6. Tai buvo tie vadinami privalomi skiepai, ne? Tengi yra ta eilė, ne? Kaip tu galvoji, kiek dabar? 20. Daug daugiau, bet kiek nepasakysiu. 21. O čia Lietuvoje tiek? Tarsi mes žiūrėjau Lietuvos statistiką. Kas norite, pasikelkit statistikas ir pasižiūrėkit, kas vyksta. Vienu metu būna ir 3 skiepai. Čia yra vienas iš niuansų. Aš neteigiu, kad, žinot, aš 100% garantuoju ir taip toliau. Aš tiesiog darau prielaidas ir lyginu, kas buvo, kas yra ir kas keičiasi toj tendencijoje. Tai kai aš pati pamačiau, nes, ta prasme, aš kažkada tai prieš keletą metų tiesiog pasikėliau ir aš norėjau pamatyti vaikų skiepų pasą, ta prasme, pirmais metais tie, kurie gimė, pavyzdžiui, 90-ais, tie, kurie gimė 2000-aisiais, tie, kurie gimė 2010-aisiais, ane? Ir tu gimei 72-ais. Vat įdomu, kiek tau skiepų buvo suduota ir kiek tavo vaikui buvo suduota ir kiek dabartiniam vaikui yra suduota, ne? Čia yra vienas dalykas, taip? Tai čia yra vienas niuansas. Antras niuansas, kaip dažnai tavo vaikystėje tu arba tavo bendraamžiai gaudavo antibiotikus. Aš tai, žinok, pastoviai gaudavau, bet dėl to, kad ausų uždegimas buvo.
Tu pastoviai gaudavai, ne? Bet aš manau, kad anksčiau tikriausiai mažiau būdavo, kaip sakyti, jau antibiotikas būdavo tikriausiai tada, kada tikrai reikia, kada CRB tu matai, kad tenai užkylęs ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar realiai kas yra, čiū, ten, nežinau, raustelė, ne, ir jau iš karto kas į trasą, ne? Tai va, plus nepamirškim to, kad mes realiai turime ir maistą su antibiotikais. Jo, tas tai labai jautėsi. Mėsa ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme. O ką daro antibiotikas, jisai labai labai įtakoja mūsų žarnyno mikrobiotą. Taip, žarnyno mikroflora. Ir kada žarnyno, ir labai dažnai būna disbakteriozės, ir pas vaikus būna, ne, ir plus, šalia to, ką vaikai valgo. Vat ką tu valgai, būdama ten 5, 7, 10 metų, ne? Ir ką dabartinis vaikas valgo 5, 7. Skirtumas didelis, taip. Didelis. Kiek cukraus tas vaikas gauna? Ne? Nes tik tai nukrito, susitrenkė dar kažkas, kas jums saldainį, kad tik tai neverktų mane. Arba nori, kad vaikas nelystų, tai davė jam ten, nežinau, picos, ne, davė telefoną ir tipo sėdėk valgyk. Tusme, ką valgo tie vaikai, ne? Ir žinau, prisiminiau, mes su drauge nusipirkdom per pusę žiedą, tą tokį, nežinau, ar tu atsimeni, tokį žiedai skanus būdų. Tai mes per pusę skanėstą nusipirkdavom. Va tokie vaikai. O dabar skanėstų pilna namuose visą laiką ir netgi guli tie sausainiai, niekas po to jų neliečia. Iš pradžių nori, ne, 2-3 suvalgo, po to neskanu. Ir taip, ir tas pats sausainis arba tas raguolis, jisai visai kitoks negu buvo tada, kada tu augai, galbūt kada aš augau ir taip toliau. Tiesiog, pagal sudėtį jisai jau kitoks, ne? Tie patys javai, kviečiai, jie buvo kitokios kokybės. Po to, kai pradėjo purkšti begaliniai, kad, ta prasme, išlaikyti derlių, ne, tai po to mes pradėjom valgyti dar su herbicidais, pesticidais, tuos pačius kviečius. Tarsi, daug niuansų. Ir kas gaunasi? Mūsų psichologinė būklė, jinai susijusi su mūsų žarnyno mikrobiota. Susijusi. Ir kadangi ten žarnyno mikrobiotų yra bardakas, yra netvarka, o ten yra labai daug neuroninių jungčių, ir kūnas jisai yra veikiamas per tą kanalą, ne per čia netgi, per tą kanalą. Ir aš tau pasakysiu vieną iš pavyzdžių, kodėl aš taip sakau. Žiūrėk, jeigu tu sustresavai, jeigu tu pergyveni dėl kažko tai, greičiausiai labai dažnai žmonėms paleidžia vidurius. Dažnai. Man tas nebūna, bet žinau, kad tu girdėjai, tu girdėjai atvejus, ne? Tai va. Tai žinai, tai čia kaip didelė meška, didelis tėtis meška mokina meškutį medžioti. Ir sako, vat kai tu pamatysi žmogų, tai atsistok ant 2 kojų, ne, iškelk savo letenas ir riaumok. Tėti, o kam taip daryti? Taigi sako, aš jį galiu va taip paimti ir suvalgyti. Tai tą sako, supranti, išsišykę žmonės daug skanesni. Atsiprašau, kad aš tokį žodį panaudojau, bet prasme, čia yra anekdotas, ne? Vadinasi, kada žmogus išsigąsta, pas jį ten nevalingai suveikia kas, tenai ta vieta. Tarsi, tu net protų dar gali nesuprasti, bet jau tenai kas? Jau veikia. Jau veikia. Čia kai 2 medžiotojai medžioja džiunglėse, žinai, ir vienas sako, einu iš krūmo pamyšti. Sako, einu iš krūmo pamyšti. Ir išlėkė toks visas išsigandęs. Sako, nu ką, jau pamyžai? Ne, sako, ir pašikau, liūtą pamačiau. Tai irgi geras. Prašau, kad tiesiog čia yra anekdotai, kurie susiję su ta tematika, apie ką mes kalbėjom. Ta prasme, kad tai yra, ten yra mūsų neuroninės jungtis. Dėl to mes sakom labai dažnai, kad tai yra antras valdymo pultas, ne žmogaus, ten yra imunitetas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai ką reikia tvarkyti, jeigu realiai yra, sakykime, su tam tikrais psichologiniais momentais, bėda, tai pirma, ką reikia tvarkyti, tai tvarkyti savo virškinimo sistemą ir žarnyno mikrobiomą. Čia pirma, ką reikia pradėti tvarkyti. Turi užtekti gerųjų bakterijų, turi kažkiek likti blogųjų, nes jos ten irgi atlieka savo funkciją.
Turi būti švarus žarnynas, švarios sienelės, epitelis, ane, šereliai švarus turi būti tam tikras pH žarnyne, taip. Ir tada realiai pas mus bus ir geriau su, kaip sakau, su galva. Nes mūsų kūnas visas susijęs, mes negalim traktuoti vienos sistemos, negalvojant apie kitą sistemą, nes virškinimo sistema susijusi su visom sistemom. Endokrininė, nervinė sistema, ten kvėpavimo sistema, kraujotaka, su visom susiję. Ir jeigu mes ten nepasirūpinam, pradės strigti visos sistemos. Nes tai yra, žinai, kaip sakau, mes turim stuburą, ant kurio viskas pamauta. Tai vat lygiai tas pats, jeigu paimti žmogaus sistemas, ant virškinimo sistemos viskas užmauta. Ir kai man žmogus sako, aš viską valgau, man nereikia papildomo maitinimo, ne? Tai ta prasme, jeigu tu viską valgai ir tu viską gauni, iš principo tu turi turėti visas tvarkingas veikiančias sistemas. Taip. Jeigu tu viską gauni. Tai va, tai tau atsakymas, kodėl dabar vyksta. Ir dar plus, aš manau, kad reikalavimai vaikams šiai dienai yra labai labai dideli, labai daug reikalaujama iš tų vaikų, ne, labai, kaip sakau, griežtai ir taip toliau. Ir mes vakar kaip tik turėjom diskusiją, pasirodo, Ispanijoje, Vokietijoje, Anglijoje vaikai netgi negali per pamoką pasiprašyti tualetą. Nes jų tiesiog neišleis. Jų tiesiog neišleis. Įsivaizduoja? Ir, pavyzdžiui, mano berniukas čia ėjo į mokyklą Ispanijoje, jisai grįždavo su pilna gertuvė vandens, su skaudančia galva. Ir aš sakau, kodėl tu vandens negeri? Nes kada skauda galva, pirmas dalykas, kad reikia pradėti gerti vandenį. Jisai sako, negaliu, nes tada norėsiu į tualetą. Tai sakau, nueini į tualetą ir viskas. Nesako, negalima. Daug vaikų laiko ir neįsituština, kiek girdėjus, labai daug visų niuansų yra. Taip. Iš baimės, vėlgi iš baimės. Iš baimės, tada tenai viskas, B, C, magnis, taip toliau. Po to vaikai negali užmigti, ane? Ir kas gaunasi, va toks užburtas ratas ir mes jau turim sugadintus fiziologiškai ir psichologiškai mažus žmogeliukus nuo pat vaikystės. Ir tai yra didžiulė problema ir didžiulė bėda. Jo, labai stipriai. Tu žiūrėk, Jolanta, jeigu dabar mūsų kas klausė, čia mes labai daug apsukom ratu, daug svarbių temų palėtėm, bet jeigu kas nors, pavyzdžiui, jaučia tą, nervinį išsekimą, gal stresą nuolatinį, nuo ko pradėti, ką daryti, kaip elgtis, kad padėti savo. Visų pirma, jūs turite garantuoti savo kūnui, savo fiziologijai, savo kūnui, užtikrinti maisto patekimą ir va tų visų elementų, ne, sakykime, makro, mikroelementų patekimą. Jūs turit užtikrinti kūnui, kad kūnas jaustųsi saugus. Ir va dabar pavasaris, ne, ir visos dauguma moterų ten ant dietos ir taip toliau susimažina maistinę vertę ir panašiai. Ir tada kas? Trūksta ten tų medžiagų. Ir po to žiūrėk, tai plaukai pradeda slinkti, ne, dar po žiemos, kadangi negavai pakankamai ir panašiai. Tai pirmas dalykas tai yra pasirūpinti savo fiziniu kūnu ir garantuoti jam kiekvieną dieną tai, ką jam reikia gauti. Tai yra 9 rūšių nepakeičiamas amino rūgštis, taip, vadinasi, jūs turite valgyti baltymus, taip. Jeigu jūs baltymų suvalgot per mažai, turit prisidėti amino rūgštis. Arba hidrolizuotą baltymą, jeigu sportuojate, ne? Arba šiaip proteiną, ta prasme, dėl to, kad jeigu trūksta, prasme, o baltymas tai yra pagrindinė statybinė plyta. Taip, vienas niuansas. Turite garantuoti vandens kiekį tam tikrą savo kūnui, taip, nes mes susidedam iš vandens maksimum, taip, ir vandenuką reikia išmokti, reikia mokintis gerti, ta prasme. Tada, ką mes turim garantuoti? 3 rūšių polinesočiąsias riebiąsias rūgštis. Taip, tai yra tas elementas, kuris reikalingas tam, kad vyktų visi procesai tinkamai. Tam, jeigu stambiuoju planu pažiūrėti tam, kad po to pas jūs sąnariai negirgždėtų, ne? Nes riebalai tai yra toks sutepėjas. Plus ląstelės didina savo įsisavinimą maistinių medžiagų. Mažinasi ten uždegimai ir taip toliau. Tada 12 vitaminų. Jūs galite pasižiūrėti, kokie ten vitaminai. A, C, B ten įvairių šitų, ne, ir ten D ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra, jūs turite su maistu
Taip, garantuoti, kad jūs tas medžiagas gaunate tam tikrais kiekiais pastoviai reguliariai. 15 mineralų, taip, tame tarpe daug žalio gyvo maisto tam, kad ten būtų tie augaliniai fermentai, kurie padės jums virškinti, pavyzdžiui, baltymą skaidyti iki amino rūgščių, riebalą skaldyti iki micelių ir taip toliau. Taip, tai jūs kiekvieną dieną turite tai garantuoti savo kūnui. Nes jeigu kūnui jūs to nedavėt, jam stresas, viskas, o po to stresas čia. Pirma, tai fiziologiją reikia pasirūpinti, ne? Tai realiai reikia, ir tada reikia įsivertinti, ar su maistu jūs galite tai gauti, taip? Ir jeigu negalit su maistu gauti, tiesiog vienintelė išdava ir išvada peršasi viena. Tai yra rasti savo papildomą maitinimą, taip? Aš pati radau 3 metai, taip, mano gyvenimas yra su Fitline, ta prasme, aš radau produktą, kuris yra patogus, skanus, lengvai vartojamas, subalansuotas, sukurtas gydytojų dietologų, ta prasme, ir aš žinau, ryte mano kokteilis, vakare mano antras kokteilis, ir aš garantuoju, kad mano kūnas tas minimalias dozuotės gavo, kurias reikia kiekvieną dieną. Nes aš nežinau, ar su maistu aš tą gavau ar negavau. Aš tiesiog nežinau. Ir kitas dalykas, kadangi tai yra iš vaisių, uogų, daržovių, ekstraktų, koncentratų, kas yra gerai. Mums būtina gauti fitonutrientus. Tai yra medžiagos, kurios mažina uždegiminius procesus mūsų kūne. Ir reikia suvalgyti pakankamai didelį kiekį vaisių, daržovių, uogų, tam, kad jūs galėtumėt užtikrinti savo kūnui tuos antioksidantus. Ten polifenoliai, karotinoidai, ten taip toliau, taip toliau. Ta prasme, kodėl? Dėl to, kad tada mano kūnas yra apsaugotas nuo tų visų irimo procesų, nuo tų visų stresų oksidacinių, kas vyksta viduje, nuo laisvųjų radikalų, kurie sendina ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, ir pasakykit man, mėlyjei, kas suvalgo per dieną 5 skirtingas vaisių, uogų, daržovių porcijas. Būkit su savim sąžiningai. Jeigu jūs nesuvalgot, jūs negaunat pakankamai apsaugininkų savo organizmui ir po to kūnas tiesiog ką daro, jisai pradeda senti greičiau. Nežinau, ar čia matysis, bet pažiūrėk, kiek yra mūsų O tai Dieve. Rytiniam kokteilį, žodžiu, duonos beveik vienas kepalas. Tai čia su skaidulom susiję, taip. migdolų, nežinau, ten kokį 300 gramų, gal 1,5 kilogramo morkų ir bananų visą kiekį. Tai jinai paskaičiavo, kad maždaug tiek reikia suvalgyti, mes niekaip nesuvalgom. Neįmanoma. Aš iš viso, pavyzdžiui, aš vaisių dabar net nevalgau, aš to pasakysiu. Aš valgau uogas ir valgau daržovis. Jeigu pomidoras vaisius, nes kai kurie sako pomidoras vaisius, tai ar uoga vaisius? Man tai prie daržovių. Man irgi prie daržovių, bet man čia kažkas pateiksi, pomidoras tai yra ten kažkas, ne daržovės. Tai aš valgau daržovės ir aš valgau uogas, bet aš, pavyzdžiui, vaisių visai nenoriu. Yra keletas priežasčių, tiesiog aš nenoriu cukraus, apskritai aš saldaus nenoriu, aš noriu labiau tokio, rimtesnio maisto, o cukraus aš nenoriu. Tai vienu žodžiu, tai kas man labai patinka, kad ryto kokteilis, realiai, tai jeigu tai yra power kokteilis, taip, tai ten yra 45 kilokalorijos, ir 7 porcijos vaisių, uogų, daržovių. Ten apie 1,5 kilogramo vaisių, uogų, daržovių, taip, su sumažintų fruktozės kiekiu. Tai kad tiek aš suvalgyčiau, tai yra be šansų. Netgi aš gyvendama Majorkoje, kur atrodo, mes tikrai turim 3 kartus per metus derlių, sakykime, vaisių, daržovių, taip, neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Aš šiandien pusryčiam suvalgiau avokadą, 2 kiaušiniai, pilno grūdo duoną. Pietums aš suvalgiau sultenę su paprika, gurkų, po to tokia daržovė panašiai anyžių, bet ne anyžius, ir buvo pomidoras, ir lašišos. Ir vakarienė dar reikia sugalvoti. Aš galvoju, gal daržovė su įvairios, brokolis, kalifioras su vištienos krūtinėlė ir su grietinėlės padažu. Tai iš principo, ir kai aš žiūriu į visą tą maistą, aš savo keliu klausimą.
ko aš gavau. Bet galvoju, proteinų mes nesuvalgom pakankamai, o mums irgi jų reikia. Taip, kas be ko, nes dabar žiūrėk, 2 kiaušiniai ten 15 gramų, lašišos tas gabaliukas tegul būna ten 20 gramų, nu ir dar vištienos valgysiu vakare, dar bus, nu tegul būna ten 20 gramų. Tai kas išeina 20, 20, 15, 55 gramai. Mano sudėjimo žmogui su mano aktyvumu realiai reikėtų kokį 100. Tai va, sakau, tiesiog realiai aš irgi... Kaip suvalgyti daugiau? Niekaip. Tai va. Niekaip. Tai aš ką darau, aš geriu amino, aš geriu būna po sporto hidrolizuotą proteiną, ta prasme tam, kad gaučiau taip, nes mes negaunam. O jeigu negaunam, tai tada kaip mes galim palaikyti savo odos karkasą, nes kolagenas irgi yra baltymas. Mylėjai, kolagenas irgi yra baltymas. Tai va, kai mes galim palaikyti savo odos karkasą, organų funkcionalumą, ne, kad organai neglebtų ir jie normaliai galėtų atlikinėti savo funkciją ir taip toliau. Kraujagyslės tos pačios, ten reikalingos amino rūgštys. Josgi po to dieve ten, kaip sakau, plyšta, trukinėja, ten sproginėja ir panašiai. Tai baltymas tai yra taip, tai yra reikalingas ir mes to nesuvalgom. Jeigu nesuvalgom, tai kas atsitinka, pavyzdžiui, netgi toksai dalykas su miegu susijęs, taip, mesgi mūsų kūnas gamina melatoniną. Tik tai su ta sąlyga, jeigu jam užteko triptofano, B grupės, iš kurios jisai pasigamino serotoniną ir po to naktį iš serotonino ten per 2 tokias funkcijas gaminasi melatoninas. Ir dabar žiūrėk, koks įdomus dalykas. Aš dabar kalbėjau su savo draugė gydytoja, jinai sako viskas teisingai. Tik tai, jeigu tu sako 10 jau miegi. Ir nuo to priklauso. Taip, sako, okei, tu garantuoji, duodi savo kūnui, bet sako, jeigu tu 10 nemiegi, tai ten niekas ir nesigamina. Žodžiu, labai daug. O kaip po mums užmigti? Nu, tai bioritmą reikia derinti ir bioritmą reikia atstatinėti. Taip. Jolantėlė, man smagu su tavim bendrauti, bet žinau, kad žmonės irgi neišlaiko ilgai. Taip, be abejo, žinai, išlaikyti koncentraciją reikia ugdyti save, reikia turėti pakankamai resursų. Aš tik tai noriu pasinaudoti progą ir tam, kam surezonavo ar nori daugiau informacijos, tai gali kreiptis asmeniškai pas mane. Ir kitas dalykas, vyksta gyvi renginiai nuo balandžio 2 prasideda Lietuvoje. Kiek ten 7, vienu žodžiu, didžiuosiuose miestuose. Tai kviečiam, tu būsi visuose? Ne, aš būsiu Marijampolėje balandžio 2 dieną, aš būsiu Vilniuje balandžio 7-8 dienomis ir būsiu balandžio 11 dieną Kaune. Po to mes turim dar 8 dieną Panevėžį, 9 dieną Šiaulius ir 10 dieną Klaipėdą turim. Tai tenai tose miestuose iš tikrųjų yra žmonių, kurie kompetitingi, kuriais tikrai aš pasitikiu ir kurie gali pravesti prezentacijas, susitikimus. Tai tikrai mielai kviečiu dalyvauti, nes informacijos kokybė ir pati informacija jinai nesikeis nuo to žmogaus, kuris pasakoja, taip. Vienintelis dalykas, taip, aš turiu tą tokį, žinot, įtikėjimą ir tikėjimą tuo, ką darau, labai labai stiprų ir galbūt mane netaip lengva išmušti iš vėžių, bet tie žmonės, kurie darys ir kitose miestuose, jie taip pat darys tai kokybiškai, pilnavertiškai su naudinga jums informacija, tai tikrai kviečiam atvykti, padegustuoti, pamatyti, užduoti klausimus, taip, išgirsti kitų žmonių istorijas, kaip jiems pasikeitė gyvenimo kokybė vartojant. Aš norėjau ir pasakyti atsiliepimai kitų žmonių, ką jie patiria su rezultatais, turbūt neįmanoma perteikti, reikia išgirsti iš to žmogaus, ką jie ten gauna. Ir kitas dalykas, Danijoje irgi kviečiu 11 ar 25 balandžio, irgi vyksta renginiai, kuriuose aš dalyvausiu, tai irgi galima atvykti, žodžiu, renkamės ten, kur kam domina, kur patogu ir labai labai lauksim, nes ir Jolanta, ir aš, mes pačios turim rezultatus ir su tuo pačiu miegu, ir su svoriu, su daug dalykų.
žodžiu, kam ko reikia, bet iš tikrųjų tai resursas mums yra labai labai svarbus viskam ir nervų sistemai, ir miegui, ir visa kita. Tai labai labai tau ačiū dar kartą ir iki kitų kartų. Taip, tai lauksiu kvietimo vėl ir kažkokiai kitai naujai temai, kuri aktuali. Šiaip, jeigu jums kažkokia tema aktuali, tai būtinai parašykite Ingridai, kad norėtumėte išgirsti ir tą temą pokalbį. Taip, aš visada esu atvira, visada esu ieškojime, atradimuose, atvirai priimu informaciją, tą, kuri ateina ir pas mane, ir su jumis nuoširdžiai tuo dalinuosi tam, kad tiesiog kelti mūsų sąmoningumą, kelti mūsų žinojimą, kad mes, žinot, nebūtume visai užmerktom akim į tai, kas svarbiausia. O šiai dienai manau, kad svarbiausia, be ko iš viso mums niekas kitas nesvarbu, tai yra mūsų savijauta ir gera sveikata. Tai visiems palinkėsiu pasitinkant Velykas atgimimo sielos, atgimimo kūno, taip visiems geros sveikatos jums ir jūsų šeimos nariams. Ačiū, Ingrida. Ačiū labai, iki.